Sveikučiai pabiručiai, šiame vaizdo įraše paskaičiuosiu pusiaujo taško į centrinį pagreitį. Aš turiu pusiaujo taško linijinį greitį, kuris lygus 464 metrams per sekundę, tą apskaičiavau praeitoje pamokoje, ir turiu žemės pusiaujo skersmenį iš vadovėlio. Taigi užsirašau centrinio pagreičio formulę. AX yra V kvadrat dalinta iš R, iš spindulio. Greitį aš turiu, tačiau spindulio neturiu, todėl turiu spindulį pakeisti. Atskirai neskaičiuosiu. Viską rašau į vieną formulę, kad gaučiau centrinio pagreičio priklausomybę nuo duotų dydžių. Kaip sutvarkyti tokias trupmenas? Dviaukštės, tai yra V kvadrat padalinta iš trupmenos D dalinta iš 2. Taigi antroji trupmena apsiverčia ir gaunam 2V kvadrat dalinta iš D. Įsidedau skaičius, rašau apytiksliai, nes mano greičio vertė yra apvalinta. 2x464 kvadratu dalinta iš 12, 7, 5, 6,274. Tačiau tai yra kilometrais, man dar reikia kart 10³ padauginti iš tokio daugiklio. Taigi atsakymas yra 2x464 dalinta iš 12756,274 ir dar dalinta iš 1000. Atsakymas yra 0,034. 0,034 metro per sekundę kvadratu. Aš dabar užrašysiu visą reikšmę. Tai yra, ne visą, bet kokius dar 7 skaičius po kablelio. Tai yra 0,0337 ir dar 553. Aš suskaičiavau linijinį greitį praeitoje pamokoje, įsistačiau apvalintą reikšmę. O pabandykime išspręsti visiškai neapvalinus. Tai yra į centrinį pagreitį skaičiuoti kaip V kvadrat iš R, tačiau V reikšmė yra apvalinta. Tai vietoje V aš statysiuos 2πr iš periodo. Vis tiek bus apvalinta reikšmė, nes pi jau skaičius mes turim tokį negražų skaičių. Ir galutiniam rezultate vis tiek apvalinsiu, bet pažiūrėsime, galbūt gausis tiksliau, galbūt gausis šiek tiek kitoks skaičius. Kai apvalinsime tik vieną kartą, nes pirmame būte mes apvalinom greitį čia ir paskui dar apvalinom pagreitį čia, gavosi 2 apvalinimai. Gal galima to išvengti. Taigi, A į centrinis yra V kvadrat iš R, vietoje V kvadrat statausi 2πr dalinta iš T kvadratu ir padalinta iš R. Sutvarkau trupmenas, tai yra 4π kvadrat R kvadrat iš T kvadrat. Ir apsiverčia antroji trupmena čia iš R tampa vienetas iš R. Tai jeigu sudauginsiu, tai R atsidurs apačioje. Taigi mano galutinė formulė yra 4π kvadrat R padalinta iš T kvadrat. Tiksliau dar negalutinė dėl to, kad aš neturiu spindulio. Vietoj spindulio aš statausi D iš 2. Tai yra 4π kvadrat D dalinta iš 2 dalinta iš T kvadrat. Tai dabar jau bus galutinė, aš ketvirtą su dvejetu šiek tiek paprastinsiu, tai bus 2π kvadratu D dalinta iš T kvadrat. Dabar jau statausi skaičius 2x3 kvadratu kart skersmuo 12756 ir 274 tūkstantosios kilometro. Kilo tai 13, reiškia mes paverčiame į metrus.
ir viską reikia padalinti iš 24 valandų kart 60 minučių kart 60 sekundžių ir šį paros skaičių mes dar kvadratu pakeliam. Taigi atsakymas. 2 kart 3,14 kart 3,14 kart 12756,274 kart 1000. Na, o dabar reikia padalinti iš to kvadrato. Tai jeigu turite tokį paprastą skaičiuotuvą, aišku, galima skliausus uždėti, bet galima tiesiog padalinti iš 24, padalinti iš 60, padalinti iš 60 ir dar kartą padalinti iš 24, iš 60 ir iš 60. Mūsų atsakymas 0,034 apvalinus būtų, kaip ir gavome pirmuoju atveju. Tačiau pasižiūrėkime, ar skiriasi tolimesni skaičiai. Gavom 0,033, 6,966. 0,33. Atsiprašau, čia dar vieną nulį praleidau. Iš tikrųjų labai mažas centrinis pagreitis. 0,033, 6,966. 6,966. Taigi šiek tiek atsakymas, kaip matote, skiriasi labai nedaug ir tikriausiai toks skirtumas yra visiškai nereikšmingas, paklaida didesnė negu mūsų atsakymas, bet kartais toks apvalinimas gali turėti didelės įtakos. Todėl pirmasis sprendimo būdas yra kaip ir geras, tačiau tikslumas jame netoks didelis kaip antrame. Mes antrame, matote, daug ilgiau žaidžiame su raidėm, o raidžių mes neapvaliname, todėl tas ir tikslumas didesnis. Mes tik apvaliname pačiame galutinėme rezultate. Taigi antrasis sprendimo būdas yra sudėtingesnis iš pirmo žvilgsnio, tačiau labiau vertas fiziko vardo. Sėkmės.